Atėjo laikas eiti medžioti. Neįtikėtina. Tai ryškiai mėlyma, pačios beprotiškiausios pakrantės, kurias esu tyrinėjęs savo gyvenime. Mes pasiekėme dugną. Vaikinai, ką tik nusileidome vienoje iš atogražų salų Ramiojo vandenyno viduryje ir artimiausias 3 dienas valgysime tik tai, ką patys sugebėsime pagauti. Mes medžiosime gyvūnus giliame mėlyname vandenyne, tuos, kurie ropoja dugnu, ir viską, ką tik galėsime rasti. Aš iškrausiu kuprinę ir parodysiu jums, ką turime čia, kad išgyventume artimiausias 3 dienas. Turime kaukę ir plaukmenis. Tikimės, kad jie mums padės artimiausias kelias dienas nuplaukti tiesiai nuo kranto ir pažiūrėti, ką galime rasti. Čia yra rankinis žeberklas ir aš bandysiu sugauti viską, ką tik pavyks rasti. Kiekvieną dieną naudosime visiškai naują ginklą, kuris atvers naują vietovę ir naujus gyvūnus, kuriuos galėsime medžioti. Ir paskutinis daiktas, kurį gavome. Jūs žinote, kad turime greito atsigavimo gėrimą čia pat. Kai viskas pasieks dugną, mes tai išgersime ir tikiuosi atgimsime su visiškai nauju gyvenimu, bičiuliai. Aš niekada anksčiau nebuvau šioje saloje, taigi viskas nauja. Ir jums, ir man. Laikas susikrauti kuprinę ir pradėti tyrinėti. Tai tiesiog kokosų rojus. Tai bus viena beprotiškiausių pakrančių, kokias esu tyrinėjęs savo gyvenime. Kiek tik akis mato, šiame paplūdimyje auga tik kokosų palmės. Tai beprotiška. O Dieve, pažiūrėkite į visas tas drugelius. Drugeliai gyvena tik 1 ar 2 dienas, o tada jie iš tikrųjų miršta. Šie drugeliai dabar gyvena paskutinės savo valandas. Matai, visi šie jau miršta. Nustosiu vaikytis drugelių ir eisiu pažiūrėti, ar galime rasti ką nors gero artimiausiams kelioms dienoms. Vau, žmogau, pažiūrėk į šias palmes. Jos tiesiog auga palei šią pakrantę. Štai kodėl vėliau norime šiek tiek paplaukioti palei tą seklumą ten. Neturiu jokio supratimo, ką galėsime pagauti su šiuo rankiniu žeberklu, bet pirmąją dieną imsime viską, ką tik galėsime. Kiekvieną dieną naudosime visiškai naują ginklą, kuris atrakins naują vietovę ir naują rūšį, kurią galėsime medžioti. Tikimės, kad pagausime kokį nors beprotiškai egzotišką omarą, kažką skanaus, kas bus geras maistas vėliau. Radau kokosą. Šitie maži čia paprastai būna gana skanūs, bet man atrodo, kad šitas jau buvo atidarytas. Turėsime jo atsikratyti. Tik įsitikinu, kad ne vienas iš šių kokosų nenukrista man ant galvos. Jų čia tiek daug. Dar vėliau šiame iššūkyje mes panaudosime šį vulkaninį akmenį. Bet dabar negaliu sau leisti įsidėti jo į kuprinę ir tampyti su savimi. Jis bus per sunkus, taigi toliau tyrinėsime ir vėliau grįšime jo pasiimti. Jaučiuosi visai kaip Jackas Sparrow, eidamas šituo nuvirtusiu palmės kamienu. Pažiūrėkite į šią mažą palmę čia. Tai yra būtent tai, ko mums reikia. Man dabar reikia šiek tiek maistinių medžiagų. Ir ši yra labai žemai, todėl sugebėti nusiskinti kelias. Matai tai? Ji jau turi šias įpjovas. Aš tiesiog ketinu jo pasukti. O, ji tiesiog iškrito iš medžio. Turime mažą kokosą čia pat. Dabar tiesiog surasiu plokščiąją kokoso dalį, štai šį galą. Jei stipriai trinktelėsime, ji turėtų išlysti. Štai čia yra taip gaivu, kaip tik gali būti. Įsivaizduokite, jei šiek tiek įsidėčiau į burną. Vaikinai, šie maži yra labai putojantis ir tokie saldūs. Nuoširdžiai neįtikėtina. Tenskime tyrinėjimą. Dabar jaučiuosi nuostabiai. O Dieve, pažiūrėkite į tai. Nuostabus koralų paplūdimys. Tai nerealu, žmogau. Pažiūrėkite tai. Turime negyvą krabą. Čia atrodo negyvas uolinis krabas. Mažas krabo gabalėlis. Ne. Čia jau visiška beprotybė. Ką tik radau kažką beprotiško. Pažiūrėkite tai. Štai ten. Tai yra tigrinė kaurė. Šitas čia yra kaurės rūšis, bet daug gyvūnų iš tikrųjų naudoja ją kaip savo namus. Krabai, atsiskyrėliai, šliužai, visokie tokie dalykai. Taigi, padėsime ją atgal. Gera žinia ta, kad čia palei šiuos akmenis yra daugybė krabų. Taigi, jei vėliau nieko nepagausime su savo žeberklu, galėsime paieškoti ir prisirinkti krabų. Bet kaip žinote, kelių uolinių krabų valgymas nebus geriausia mityba man čia, ypač per artimiausias kelias dienas. Ką tik pastebėjau šią potvinio duobę. Čia yra nemažai žuvų. Čia yra daug mažų žuvų. Žinoma, yra tik vienas dalykas, kurį mes su jumis randame. Vaikinai, mes kažką pagavome. Pažiūrėkite į tai. Tai toks vandenį purškiantis jūros gyvis. Pažiūrėkite, koks jis suglebęs. Šitam kažkas negerai. Pažiūrėkite į šitą vaikiną.
Čia jau kažkoks kosmosas, seni. Jokių būdų aš šito vaikino nevalgysiu. Mes susirasime geresnio maisto, taigi paleisime jį. Sėkmės, broli. Tiesioginė prasme dabar esu kitoje planetos pusėje. Ir pirmas dalykas, kurį randu, yra vandenį purškiantis gyvis. Čia tikrai keistų gyvūnų, ar ne? Įskaitant ir mane patį. Už manęs daug nieko nėra. Galbūt pakeliui atgal ką nors pamatysime. O tada, manau, apsirengsime ir eisime į vandenį, pažiūrėti, ką galime sumedžioti su rankiniu žeberklu. Taigi, eidama šiuo paplūdimiu dabar, ieškau tokio medžio, kurį galėtume panaudoti gamindami bet kokį gyvūną, kurį šiandien pagausime pirmąjį dienai. Šiek tiek anksčiau mačiau jų pėdsakų, bet galvoju, gal verta pirmiausia pabandyti pagauti žuvų, o tada ieškoti medžio. Nes įsivaizduokite, nueisiu prie medžio, padarysiu visą darbą ir panašiai, o tada nieko net nesugausiu. Aš sustosiu būtent čia. Vyruti, šiandien čia tikrai karšta. Dabar prakaituoju kaip storulis dviračių treniruotėje. Jūsgi žinote. Dar truputį toliau, tada paliksime įrangą ir eisime į vandenį. Einam. Tiesiog bandau įsivaizduoti storą vyrą dviračių treniruotėje. Tai būtų labai juokinga. Tai epinis vaizdas iš paukščio skrydžio į tą vietovę. Mes eisime link kranto, paliksime visą įrangą ir išeisime ten. Saulė ką tik išlindo ir tai bus tobula mums nardant, nes ji prasiskverbia pro vandenį ir padaro jį tarsi elektrinės mėlynos spalvos. Noriu pažiūrėti, ar galiu rasti kažką kitokio, ko paprastai nerandu kitose vietose, kur nardau. Taigi pažiūrėkime, kas ten laukia, ar ne? Aplink mus kokosų palmės, krištolo skaidrumo vanduo. Atėjo metas medžioti su rankinė žeberkle. Einam. Tai bus vienas iš skaidriausių vandenų Žemėje, kuriame esame buvę. Ten apačioje buvo laukinių gyvūnų. Ir mes gavome maisto pirmajai dienai. Štai čia, vaikinai, yra tai, ką mes vadiname gaidukinė žuvimi. Ir jos yra labai įdomi rūšis. Štai čia yra pats gaidukas. Būtent dėl to jos ir vadinamos gaidukinėmis žuvimis. Tai beveik kaip pistoletas. Jos turi tarsi 3 uodegas. Jų maža uodega čia gale iš tikrųjų nėra pakankamai stipri, kad judintų kūną.
Jos turi šios dalykus viršuje ir apačioje. Ir būtent šiais dalykais jos taip pat juda per vandenį. Jos turi šarvuotą odą ir štai čia jų dantys. Tie dalykai yra tikrai įspūdingi. Jos deda kiaušinius jūros dugne ir saugo savo lizdą tais dantimis. O kartais net įkanda žmonėms, žuvims ar bet kam, kas priartėja prie jų lizdo. Dabar kilsime aukštyn, surinksime šiek tiek koralų ir pastatysime laužavietę. Visos šios senos nudžiūvusios palmės čia. Tai bus gera prakura. Padėk tai tiesiai čia. Noriu užkurti ugnį, nes nežinau, ką po velnių daro šitas oras. Jis toks pat nenuspėjamas kaip moteris čia. Tiek jums galiu pasakyti. Vieną minutę lyja, kitą minutę šviečia saulė. Nežinai, kas vyksta. Prieš kokias 30 minučių, kai plaukiojome, tiesiog lyjo. Taigi viskas šioje saloje yra visiškai drėgna. Tiesiog stengiuosi įpūsti kuo daugiau deguonies į šią ugnį. Surinksiu daug šių kokosų luobų. Jie puikiai tiks laužui. Taigi, čia turime savo gaidukinę žuvį, o ką tik nuėjome į džiunglės ir parsinešėme šį banano lapą. Naudosime jį žuviai kepti. Pirmiausia, noriu išvalyti žuvį. Tiesiog perpjausiu tiesiai už galvos. Matote, mano peilis vos prasiskverbė pro odą. Dabar pasuksiu ašmenis nuo savęs, tiesiai virš pilvo ertmės ir žemyn link kūno. Tikiuosi vienu kartu pašalinti visus vidurius ir galvą. Mes nenorime nei to, nei tos galvos. Taigi, atsikratykite jų. Mums lieka tik kūnas, kuriame yra visa graži balta mėsa. Iš tikrųjų, aš jį nulupsiu taip, kaip lupčiau krokodilą ar kažką panašaus. Aš tiesiog paimsiu ir lėtai nupjausiu, traukdamas odą. Sąžiningai, tai jaučiasi kaip krokodilo žvinai. Tai beveik tas pats. Pažiūrėkite čia. Mes ką tik nuėmėme visą odą nuo mėsos. Pažiūrėkite į tai. Mums liko tik ši graži mėsa. Mes ją supjaustysime gabalėliais. Mums liko tik 2 gražūs mėsos gabalai. Čia turime savo banano lapą. Mes tiesiog pjausime žemai ir tolygiai. Tai iš tikrųjų labai malonu. Ką mes darysime? Įdėsime savo mėsą į šį lapą. Sulankstysime jį ir tiesiog susuksime. Stengsimės padaryti kuo tvirčiau ir sandariau. Tada paimsime kotelį štai čia. Turime savo banano lapą čia. Sulankstysime jį štai taip. Ir tada naudosime šitą, užrišime taip, tą patį padarysime ir kitoje pusėje. Ir turime maisto paketus, kurie tiesiog garuos viduje. Gerai, turime 2 puikius mažus paketus, paruoštus dėti tiesiai virš ugnies. Aš ką tik surinkau šias žalias šakeles čia. Naudosime jas virš ugnies. Turime gerą žarijų sluoksnį. Aš pastatysiu tai tiesiog ant mūsų laužo krašto čia. Pasiimsime savo mažus paketėlius. Dėsime juos tiesiai ant ugnies. Lėtai garuos čia ir kepstame bananų lape. Šiandien buvo ilga diena, vaikinai, ir aš džiaugiuosi, kad turime maisto šiai dienai, pirmajai dienai. Atrodo, kad aplink mane kaupėsi audros. Viskas, ką žinau, tai kad per artimiausias kelias dienas viskas taps dar beprotiškiau. Būtinai pasilikite ir stebėkite tai. O Dieve, atrodo neįtikėtinai. Pažiūrėkite į tai. Jūs tiesiog galite matyti, kaip garai lėtai kyla iš mūsų mažų paketėlių. Mūsų paketėliai kepia apie 15 minučių. Aš greitai juos apversiu ir tada jie bus paruošti pirmai dienai. Palauksime dar apie 10 minučių ir tada viskas bus paruošta. Surinkime koralo gabalėlį, ant kurio patieksime. Šitas atrodo puikiai. Viskas paruošta. Atėjo laikas paragauti mūsų pirmos dienos patiekalo. Jūs matėte, kad pagavome tik šią vieną mažą gaidukę. Tikiuosi, kad to pakaks, kad išgyvenčiau iki rytojaus. Atversime ją ir pažiūrėsime, kas viduje. O Dieve, ji iš tikrųjų tobulai išvirusi garuose. Pažiūrėkite į tai. Neturiu jokio supratimo, koks bus šios žuvies mėsos skonis, bet pabandysime, suvalgysime ją. Balta mėsa neturi geriausio skonio pasaulyje.
Duosiu jai apie 7,5 iš 10. Tai nėra geriausia žuvis, kokią esu valgęs, bet bent jau kažką gavome. Ir jūs matėte, kad šiandien turėjau tą prastą mažą ginklą. Tikiuosi, rytoj galėsime gauti kažką daug geresnio. Susitiksime rytoj anksti ryte, antros dienos pradžioje, ir viskas taps dar ekstremaliau. Susitiksime tada. Labas rytas jums visiems, dabar jau antra diena ir mes atvykome prie pakrantės potvinių baseinų. Šiandien turime šį mažą harpūną. Šitas daiktas yra tikras ginklas ir mes eisime medžioti, pažiūrėsime, ar galėsime pagauti maisto, bet tai dar ne viskas. Mes eisime medžioti, kad galėtume padovanoti žuvį vienam iš vietinių, kad jis mus nusivestų pamatyti vieną iš egzotiškiausių gyvūnų pasaulyje. Būtinai likite su mumis. Leiskite parodyti jums, kaip veikia šis arbaletas. Mes jį užtaisysime štai taip. O tada ką darysime? Roposime po vandeniu būtent taip. Ir tada tikėkimės. Taip mes ir pagausime savo žuvį. Dabar turiu nuimti šį kokosą. Oi, tai nebuvo gera idėja. Jūs galite matyti mūsų ieties galą čia. Ji turi šakotą galą. Tai reiškia, kad net jei ir nepataikysime tiksliai, vis tiek galime ką nors pataikyti. Tai šiek tiek panašu į vakarą mieste. Pradedi su taikiniu, o vėliau, kai vakaras įsibėgėja, parsineši namo, ką tik randi. Matote, čia turime visas šias pakrantės potvinių balas. Eime ten žemyn ir pažiūrėkime, ką galime rasti. Tai nėra tinkamas ginklas potvinių baloms, nes nenorime atbukinti jo galo. Bet kai potvinis pradės kilti, turėtume galėti išplaukti su kauke. Ir tikiuosi pažiūrėti, ar galime ką nors rasti. Bet dabar žiūriu, ar galėtume rasti kokį užkandį antrai dienai pradėti. Toks yra mūsų puolimo planas. Pažiūrėkite į šį vyrą. Šiuose potvinių balose čia yra daugybė gyvūnų. Ir ką jie daro? Jie šauna tiesiai po šiais akmenimis. Jei pakelsime juos, ten ir rasime maisto. O, pažiūrėk čia. Čia po apačią turime didelį krabą. Manau, krabas pasislėpė po šiuo akmeniu. Pakelsiu jį. Štai jis. Oho, pažiūrėkite čia, vaikinai. Tai mažas raudonakis krabas ir tai gera pradžia. Nėra daug, bet tie žnyplės, šiek tiek mėsos, vaikinai. Bet mums teks toliau tyrinėti ir pažiūrėti, ką dar galime rasti. Tai maistas. Oho, pažiūrėkite tai. Dideli krabai, daugybė žuvų, ten apačioje tarsi koralų ekosistema. Atrodo, kad čia apačioje mums puikiai vieta medžioti. Tai turbūt keisčiausias gyvūnas, kokį esu matęs savo gyvenime. Pažiūrėk, kaip tas padaras užmaskuotas. Tai beprotiška, žmogau, pažiūrėk į tai. Ką? Štai čia visos jo kojos. Ant jo auga visokie kriauklės ir jūros dumbliai. Bet mes jį gražinsime po jo kiautų. Štai jis ten. Tai turbūt vienas iš labiausiai užmaskuotų gyvūnų, kokius esu matęs savo gyvenime. Ir nė už ką to nevalgysiu. Gerai, pažiūrėk į šį potvinio baseinėlį čia. Tai beprotiška, žmogau. Čia viršuje turime keletą palmių. Tikrai, jei čia pasidairysime, turi būti kokių nors gyvūnų. Man atrodo, po šiuo akmeniu kažką turime. O, gerai, kad neužlipome ant jo. Tai yra jūrų ežys, žmogau. Lėtai. Dabar esu labai atsargus, bet turiu dygliuotą jūrų ežį. Visi šie dygliai, jei jie įsmigs į mane, tai žiauriai skaudės. Jei klausėte savęs, ar galima valgyti šiuos padarus, tai iš tikrųjų galima. Jų vidus užpildytas geltona mase, kurią galima atidaryti. Tai jų lytinės liaukos. Ir būtent tą dalį žmonės valgo. Bet šis ežys yra gana mažas, todėl aš jo nevalgysiu ir paleisiu atgal. Ką tik čia pastebėjau tikrą pabaisą. Tai net nėra vandens pistoletas, tai vandens šautuvas. Pažiūrėkite, tai yra vandens šautuvas. Šita tikrai purškia. Tai tikras žvėris, broli, ką? Palauk, tai turi būti didžiausias jūros agurkas, kokį esame radę per visą gyvenimą. Jokių būdų mes šito vaikino nevalgysim. Tiesiog netrodo gerai, ar ne? Gerai, paleiskime jį atgal. Gerai, jūs matot, kad dabar vanduo labai greitai kyla. Manau, tai bus puikia proga mums eiti medžioti. Turime atplaukiantį potvinį. Tikėkime, kad visi gyvūnai ateis kartu su juo. Šiandien medžiojame ne tik savo, vyrai. Mums reikia surinkti daugiau, kad vėliau galėtume ieškoti šio beprotiško gyvūno. Paliksime tai už potvinio baseinų. Turime savo mini harpūną, turime plaukmenis ir atėjo laikas nerti į vandenį pažiūrėti, ką galime rasti. Einam.
Gerai, tai buvo beprotiška. Nežinau, kaip mums pavyko tai gauti, bet aš tiesiog kaifuoju. Tai turbūt vienas beprotiškiausių nerimų, kokie tik yra buvę. Jūs matėte, mums pavyko pagauti šią mėlynąją chabalį. Negaliu patikėti, nes šis šautuvas buvo toks prastas, žmogau. Jis visai nešaudė toli. Jūs matėte, kad pasirodė dar viena, daug didesnė ir prakeikta guma nutrūko. Šita buvo tikras žvėris. Kai šoviau į tas žuvis, vyrai, matėte, turėjau paleisti šautuvą, nes žuvis plaukė žemyn ir praktiškai nutempė mano šautuvą po vandeniu. Bet turime kažkokio maisto. Nors, vyrai, turėtume atiduoti šitą žuvį, manau, galėtume nupjauti mažą gabalėlį, tai bus truputis maisto, kurį galėsime turėti antrai dienai. Likusi dalis atiteks vietiniui, nes jis vėliau mums parodys keletą laukinių gyvūnų. Wow, turime maisto, bičiuli. Taip! Ta žuvis buvo Dievo siųsta. Matėte, ji priėjo tiesiai prie manęs. Man pavyko ją pataikyti, o mūsų žeberklas vos ją išlaikė. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad gavome ką nors antrai dienai. Vaikinai, jei manote, kad šiandien buvo beprotiška, būtinai likite ir rytoj, nes mes trauksime toli ir plačiai ieškoti tikrų monstrų ir aš nekantrauju. Užkurkime laužą šioje paplūdimyje. Aš nusirengsiu šį hidrokostiumą ir pradėsiu gaminti maistą antrai dienai. Gerai, turime laužavietę. Eikime į šiuos krūmus ir surinkime šiek tiek skiedrų bei malkų. Šie seni kokosų kevalai, vyrai, jie labai tinka žuviai kepti, nes jie labai smarkiai rūksta ir tas dūmas įsigeria į žuvies mėsą, suteikdamas jai labai gerą skonį. Aš dabar beveik pasiekiau visišką dugną. Galėčiau pasimti tą greito atsigavimo priemonę, bet manau, kad po šio valgio turėtume pasijusti šiek tiek geriau. Ir aš visiškai nežinau, kas bus rytoj, todėl turėčiau jį pasilikti. Šie seni palmių lapai bus geri. Kol jos sausos, jos labai gerai užsidega nuo kibirkšties ir dega. Surinkome daug skiedrų. Turime ir didelių malkų čia pat. Užkursime ugnį ir pasigaminsime maisto antrai dienai. Gerai, po truputį dėsim malkas. Atrodo, beveik užkūrėm. Oho! Jūs žinote, ką daryti. Palikite komentarą. Viskas verda komentaruose. Antra diena. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad turime maisto, vaikinai. Aš ketinu suplėšyti šitą kokosą į gabalus. Šitas dalykas turėtų suveikti. Ugnis jau kūrenasi, ji gražiai ūžia. Ką mes padarysime? Nueisime prie vandens krašto. Išvalysime savo žuvį. Nukirsime tik truputį uodegos. Likusią dalį paliksime vietiniams. Mums reikia tik tiek, kiek užteks maistui šiandienai. Turime gabalą mėsos čia pat. Nuoširdžiai norėčiau viską suvalgyti dabar, vyrai, bet turiu ją atiduoti. Kitaip neturėsime jokios galimybės surasti tų nerealių padarų. Turime duoti vietiniams kažką. Taigi tai bus mūsų turimas maistas. Nėra daug, bet tikiuosi, kad užteks iki rytojaus. Turiu puikių medžio gabalų. Dėsiu juos ant mūsų laužo. O tada aplink mus yra vulkaninės uolienos. Pasiimsime ypatingą gabalą. Naudosime jį žuviai kepti. Būtent to mums ir reikia. Labai plonas. Jis gerai įkais ir iškeps mūsų žuvį. Uždėsime karštą akmenį. Pasiimsime žuvies uodegą. Uždėsime tiesiai ant jo. Jis lėtai įkais ir iškeps mūsų žuvį tiesiog čia. Krabą mes įmesime tiesiai į žarijas maždaug 5 minutėmis anksčiau, nei žuvis bus paruošta. Tas dalykas iškeps labai greitai. Svarbiausia, kad po šiuo akmeniu nuolat būtų ugnis. Mūsų žuvis kepė turbūt paskutinės 10 ar 15 minučių. Čia turime savo krabą, aš jį ką tik imobilizavau. Peiliu perveriau jo kūną. Turime jį iškart dėti ant ugnies. Mes valgome rojuje, bičiuli. Kaip tau tokia vieta pietums? Ar tu rimtai juokauji? Mums čia sekasi. Mes patekėme tikrą puotą. Esame rojuje. Apsižvalgyk aplink. Turime krištolo skaidrumo vandenį. Už mūsų auga kokosų palmės, o mes puolame prie savo antros dienos valgio. Neturime visos žuvies, vaikinai. Norėčiau, kad turėtume. Paragaukime krabo čia pat. Matote tą nyplę? Būtent ten bus visas mėsa. Taigi, lulauškime ją, paimkime koralo gabalėlį. Wow, tai atrodo neįtikėtinai. O, tiesiog nuostabi mėsa. Paragaukime jos. Gal ir nėra daug mėsos, bet krabo mėsa tikriausiai yra viena mano mėgstamiausių visame pasaulyje. Ji tokia saldi. Reikia tiesiog nulupti odelę štai čia. Pažiūrėk į tą baltos mėsos gabalą. Paragaukime jo. Tai tikras skanėstas, vyrai.
Dabar neturime daug mėsos, vaikinai. Tikriausiai liksiu alkanas. Reikės pažiūrėti, ar rytoj galėsime gauti daugiau maisto. Ir mes esame suplanavę vieną beprotiškiausių dalykų. Tad būtinai pasilikite ir pažiūrėkite. Aš greitai suvalgysiu šitą, likusią žuvį nunešiu vietiniams, o tada mūsų laukia beprotiškas nuotykis popietę. Greitai pasimatysime, vaikinai. Vaikinai, mes turime savo žuvį čia, turime vietinę legendą. Broli, ar nuvesi mus ieškoti krabų? Jokių problemų, broli. Puikiai. Ačiū, bičiuli, einam. Kur einame, broli? Į džiunglės. Taip. Eime. Taigi dabar naktį eisime ieškoti didelių gyvūnų džiunglėse. Esame pasiruošę. Turime šį žibintuvėlį čia. Dabar einame per džiunglės pažiūrėti, ką galime rasti. Čia jau laukiniau nebūna. Tikimės, kad pavyks rasti vieną iš šių gyvūnų. Tada, jei pasiseks, laikysime jį ir rytoj ryte jums gerai parodysime. Šiuo metu visiškai nežinau, kur esame, bet einame medžioti. Einam. Wow! Pažiūrėkit tai. Beprotiškai atrodo. Turime vieną, vaikinai. Pažiūrėkite į šią krabą čia. Kaip vadini šitą, brolį? Kokosinis krabas. Tai yra kokosinis krabas? Taip. O, pažiūrėk į jį. Jis yra ant kokos medžio čia pat. Rytoj ryte, kai bus geras apšvietimas, parodysime jums geresnį vaizdą. Paliksime jį ant šio medžio ir vėliau patikrinsime. Susitiksime ryte. Tai taip nerealu, žmogau. Tai, kas vyko praėjusią naktį, buvo visiškai beprotiška, vaikinai. Ir pažiūrėkite į šį gyvūną čia. Tai yra kokosinis krabas. Ir priežastis, kodėl taip yra, ta, kad jie turi šias žnyplės, kurios yra neįtikėtinai stiprios. Jie gali prakirsti kokosus ir būtent tuo jie minta, vaikinai. Jie nerealiai gerai laipioja. Jie gali laipioti medžiais ir pasirodo tik naktį. Dažniausiai būna vieniši. Šie padarai gali gyventi iki 60 metų ir užaugti iki 1 metro ilgio. Taigi šitas, jis dar tik mažas kūdikis. Mes paleisime jį atgal į krūmus, kur jam ir vieta. Jis užaugs ir taps tikrų džiunglių žvėrimi. Bet štai, tai tikrai įspūdingas padaras. Jūs žinote, kad šiandien turime patys susirasti maisto, bet tiesiog neatrodo teisinga pasilikti tokį gyvūną, kas taip lėtai auga ir gyvena tiek daug metų. Tai tikriausiai vienas keisčiausių dalykų, kokius esu matęs. Jis yra ryškiai mėlynas. Gerai, mes jį grąžinsime atgal į džiunglės. Einam, čia jam puikia vieta. Taip pat paėmiau jam mažą skanėstą. Dabar jis turėtų miegoti, bet bent jau turės šviežią maistą. Padėsime jį ten, kur jam priklauso būti. Jūs galite jį matyti medyje čia. Palikome jam kokosą. Laikas eiti. Iki, bičiuli, o dabar paliekame džiunglės už nugaros, mes tuoj lipsime į valtį ir plauksime į gilę mėlyną jūrą. Susitiksiu su jumis ten. Einam. Dabar yra 3 diena ir mes įlipame į laivą ir plaukiame į gilų mėlyną vandenyną, vaikinai. Šiandien turime didelį povandeninį šautuvą ir net neįsivaizduoju, kas čia vyks. Noriu jums parodyti laivą ir taip pat mūsų kapitoną. Jis tikra legenda. Tai Moana. Moana. Legenda. Jo vardas iš tikrųjų yra Moana, vaikinai. Jis tikra jūros legenda. Turime pačią skaidriausią vandenį žemėje. Pažiūrėkite į vaizdą dabar. Tai beprotiška. Ei, broli, mes jau plaukiame. O, aš taip užsidegę šiandienai. Jūs matėte vakar, mums pavyko rasti tą epinį padarą. Tie dalykai yra visiškai pašėlę, žmogau. Dabar, vaikinai, noriu viską užbaigti su trenksmu. Paskutinės 2 dienas tikrai neturėjome geriausio patiekalo. Noriu gauti kažką, kas tikrai užbaigs šį iššūkį su trenksmu ir mane pasotins. Gerai, dabar paliekame žemę už nugaros ir plaukiame į gilę mėlyną jūrą. Esu labai užsidegęs, neturiu jokio supratimo, ką ten rasime. Bet mums reikia surasti didelį gyvūną, vaikinai. Šiandien bus pašėlusi diena. Einam. Tikriausiai jau nuplaukėme geras 15-20 minučių. Esame maždaug 25-30 metrų gylyje. Šoksime į vandenį ir šiek tiek apsidairysime. Atrodo, kad tai mėlyniausias vanduo žemėje. Esu labai užsidegęs. Moana mums duoda leidimą, vaikinai. Laikas rengtis, šokti į vandenį ir pažiūrėti, ką šita vieta siūlo. Jūs žinote, 3 diena. Mums reikia pagauti monstrą. Einam. Iš tikrųjų dabar šiek tiek nervinuosi, nes bet koks gyvūnas, su kuriuo susidursime, tikriausiai bus didelis. Taigi ant šautuvo turime ritę. Čia apie 60 metrų valo. Ir dar turime diržo ritę. Čia dar 60. Tikiuosi, kad ką pagausiu, manęs nenuskandins. Ir čia nėra didelių ryklių. Eime pažiūrėti, kas ten apačioje. Pirmyn.
Nes mes nardome jau valandas ir aš tiesiog praleidau viską, į ką šoviau. Nežinau, kas šiandien su manimi darosi, bet mes pasiekėme dugną. Jūs žinote, kad atėjo Quick Revive laikas. Kai tai turėsime, būsime atgimę. Ir tada tikiuosi galėsime pagauti kokį nors gyvūną. Pažiūrėkite, kaip viskas putoja. Gerai, išgerkime tai. Huhuhu! Mes atgimėme, mažutį. Laikas vėl apsirengti kostiumus. Išgerk ką nors. Turime sugauti žuvį, kad užbaigtume šį iššūkį. Tai paskutinė energijos dalelė, kurią dar turiu. Einam. Mes tai padarėme, mažutį. Wow! Vaikinai, pažiūrėkite į šitą padarą. Tai milžiniška papūga žuvė. Tai tikriausiai viena iš egzotiškiausių ir įspūdingiausiai atrodančių rūšių šiose salose. Viena iš priežasčių, kodėl ši žuvis vadinama papūga žuve, yra jos dantys. Iš tikrųjų tai snapas, kaip paukščio. Šios žuvis minta koralais. Jos juos valo, kartais net suėda. Jos iš tikrųjų yra labai svarbios ekosistemai. Jos palaiko viską sveiką. Ir vaikinai, čia aš paprastai nemėgstu šaudyti į šiuos gyvūnus, nes jie yra labai svarbus. Bet kartais paimti vieną, man atrodo, pats tvariausias būdas čia, saloje. Ir niekas iš šio gyvūno nebus iššvaistyta. Eisime į krūmus, paruošime šį dalyką 3 dienos maistui. Surinksime viską, statysime laužavietę. Jūs galite matyti čia. Pažiūrėkite į šią įrangą. Turime tiek daug kokosų, jie padės užrūkyti šį laužą. Ir mes ruošime šią žuvį vienu iš unikaliausių būdų. Ką mes darysime su savo žuvimi? Tiesiog išplėšime jos vidurius. Mes užmesime ją ant beprotiško iešmo, bet nenorime jokių jos vidurių. Taigi ką aš darau? Paimu didelį peilį ir įkišu jį tiesiai į jos užpakalį. Vienas iš beprotiškiausių dalykų apie šiuos gyvūnus, vaikinai, yra tai, kokios didelės jų žvynai. Pažiūrėkite, čia tik vienas žvynas. Mes perpjovėme šitą daiktą. Pažiūrėkite į vidų. Šito mes norime atsikratyti. Jausmas nuostabus. Išplėšime viską, kas čia yra. Čia visi viduriai, visas šlamštas. Nuplaukime ją. Ji paruošta. Išvalėme visus vidurius. Tiesiog nuostabu, žmogau. Gerai, paimsime šitą. Turime 2 skersines į jas čia. Dabar turime tiesų medžio gabalą. Mūsų nuostabi žuvis čia, vyrai. Aš perkišiu mūsų lazdą tiesiai per šio gyvūno burną. Tiesiog perversiu ją per visą ilgį. Štai mūsų žuvis paruošta kepti tiesiai virš ugnies. Uždėk ją. Štai kaip mes tai darome čia salose. Norime padidinti liepsną, kad mūsų žuvis keptųsi. Viskas bus gerai. Pažiūrėk, kaip beprotiškai tai atrodo. Turime savo ryškiai mėlyną žuvį. Po apačia dega mūsų ugnis. Štai dėl ko mes tai darome. 3 diena buvome visiškai nusilpę. Pasiėmėme Quick Revive. Pajutome energijos antplūdį.
Ir man labai pasisekė, kad pavyko perverti šį nuostabų gyvūną žeberklu. Negaliu sulaukti, kada galėsiu paragauti šito. Visa žuvis 3 dienai. Tikėkime, kad mėsa bus nuostabi. Vaikinai, ant ugnies šią pusę laikėme turbūt kokias 10-15 minučių. Dabar greitai apversime. Ši žuvis turi labai didelės žvynus, kaip matote. Oi velnės. Ir kepant tie žvynai pradės atsiskirti nuo kūno. Apverskime ją, dėkime tiesiai atgal. Taip karštis pasieks ir pilvą. Dar šiek tiek malkų į ugnį, dar 10 minučių, ji bus paruošta. Vaikinai, mūsų žuvis atrodo beveik paruošta. Pažiūrėkite į ją. O dieve mano, nuimkime ją. O, taip. Pažiūrėkite, kokia ji sultinga. Patieksime ją čia pat. Pažiūrėkite, tai tiesiog kaip kukurūzų traškučiai. Tiesiog nulupsime ją. O, dieve, turime visą žuvį. O, tai bus nepaprasto skonio. Einam, pažiūrėk į šiuos mėsos gabalus. Tokie sultingi. Neįtikėtina, pažiūrėkit tai. Vaikinai, būtent to mums reikėjo 3 dienai. Aš tuo į tai įsikasiu. Susitiksime kitame laukiniame nuotykyje. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Ir pasimatysime kitame laukiniame nuotykyje. Su meile. Šių!